Kodėl vieni greitai perdega, o kiti išlaiko energiją, net patirdami spaudimą? Pasaulio sveikatos organizacija pabrėžia, kad vienas stipriausių apsauginių veiksnių nuo perdegimo yra prasmės pojūtis. Kai matome, kad mūsų darbas turi vertę, tampame atsparesni stresui ir ilgiau išlaikome motyvaciją. Tyrimai rodo, kad tikslo jausmas veikia kaip emocinis skydas, padeda išlikti energingam, net esant dideliam darbo krūviui. Prasmė nepašalina iššūkių, bet padeda juos įveikti su vidinė ramybė ir atkaklumu. Taip pat kaip šaknis, maitinančios medį. Todėl komandose svarbu įsivardinti, kaip mūsų net ir labai rutiniškas darbas padeda kolegoms, klientams ar visuomeniai. Ir pastebėkime, kai pamatome savo darbo prasmę, net ir dirbdami viršvalandžius, mes jaučiamės, kad prisidedame prie didesnio tikslo. Tai padeda neperdegti ir išlaikyti vidinę energiją. Kuo tavo darbas prisideda prie didesnio tikslo? Ir tai nebūtinai turi būti didelis darbas. Prenumeruok kanalą, čia kasdien dalinuosi trumpomis motyvacijos ir prasmės piliulėmis. Ačiū, kad žiūrėjai.